nei kas čia, nei iš kur, nei kaip. Nu, pasiklausom. Teisingai, Titaniks, iš kur žinojo? Va, čia su telefonu. Ruošėme dar ne viskas. Dabar taip, brangiai, pinigų gavot, pinigus tuoj mes išleisim. Pirkti į rajoną golfą. Rimti pinigai. Ir taip, skaičiuojam, nieks daugiau nepasiūlys. Spiridomena, lipkit ant scenas. Iš kokios katedros, kokią kursą, banką sąskaitą, kavalierius su telefono numeris. Taip. Sveikinam nuostabių studentę vardu. Nuostabo. Nu ką, įtam. Aš pajokavau. Baikit juokus, toks jums renginys, šešos viliuotinį, dėstytojai nebežinai ką daryti. Na ir dar palaukit vienas trumpas žodis. Aš žinau, kad čia gražiai jaunuolė vardu nori pasakyti trumpą sveikinimą jauniesiems, kurie jau nebetoli, kurie netrukus išžygiuos. Ir taip mes suteiksim tą sveikinimą pasakyti labai trumpas, raiškus, lietuviškas. Ar leisim pasakyti? Šiandien spalio 1 dieną, šią iškilmingą dieną ir valandą, visų akivaizdoje noriu paskelbti kultūros vadybos katedros norą ir Klaipėdos valstybinės kolegijos vadovybės palaiminimą. Bet prieš tai visų čia susirinkusių noriu paklausti. Ar kultūros vadybos katedra pasiruošusi eiti garbingą kelią su Klaipėdos? Ar kultūros vadybos katedros studentai pasiruošę įvykdyti visus akademinio studento įsipareigojimus? Ar kultūros vadybos katedros dėstytojai ir studentai džiaugiasi ir sunkumuose
ačiū Dievui, kad vaikus paleido, svarbiausia pasistatėjo. Nu ir kaip žinote, yra gerai. Ačiū. Ir dabar mes norėtume sulaukti slentą ir dovanas neša. Reiškia kalbą, kiek čia įdėti pinigėlių, kiek kainavo, viską gali pasakyti. Taip. Gerbiami birželiai, kuriuos mes tikėsime dar šiandien spėsim pakarti. Džiaugiamės, kad jūs mus pakvietėte į šitą didelę šventę. Mes, aišku, labai džiaugiamės, kad mėly tėveliai paleido. Plojam tėveliams ir ruošiamės kursams ir atkalbėti. Ir kitom kalbom svarbu kalbėti. Mes taip pat pagalvojom, kad na, kompiuteris tai dar ne viskas. Nu ką čia su to kompiuteriu darysi? Taigi reikalinga ir organizavimo programa, kad jūs galėtumėte už save pasižymėti ir įsivesti į kompiuterį visas naujienas, visas žinutės ir viską kitką. Ir žinoma, Meksika iškart kaktusai jie savo radiatorius. Nieko panašaus. Mūsų lietuviški kaštonai geriausiai apsaugo. Taigi lietuviškas produktas, pirk prekę lietuvišką. Čia patys ko. Labai diena, mielieji. Mes norim kreiptis į jaunuosius ir paklausti, ar jie žino savo naujųjų namų adresą. Ir tai yra jaunystė. Taip, jūs atėjot į jaunystę. Būti jam sukūrė net odę. Bet mes visos jos neskaitysim. Kai ką, tik trupučiuką esminio ir tai iš širdies. O duok jaunystė, tai yra šie namai, jums, kur įkvėpimas kuria stebuklus, kur puošia jis žiedais mūsų naujovę. Gyvenimo nektaras bus savo. We will be stronger. You are very, very welcome. Okay. Sako, ačiū Svetelė, kad atėjot, susirinkot, bet didelę gal pritešėt. Svetelė, atsargiau, paskau išeinant, bišį patvarkysit. O dar sakė tokį eilėraštį rytuo. Eširgo babizdavi Klecke, tepelė, Kaukas, vorybyti, jesgi bagali. Moteriškas, tai vieną vyrą neturit, kas šį dabar? Pasislėpė už moterį. Jis pinigų neturi, kas šį? Norim pasveikinti šitos didelės šventės progą mūsų jaunavedžius. Na, ačiū tėveliam, kurie atvyko į Uošviją. Mūsų katedra po intensyvių paieškų rado šią antikvarinę vertybę. Tiksliųjų mokslų katedra rado kompiuterį. Mes radom puikią, ekologišką skaičiavimo mašinėlę. Link ir siunčia jauniesiems. Nuo šiol per pusę duonos riekia, per pusę džiaugsmą, nerimo pusiau, lai negandos už vartų pasilieka, juk vienišą užpult lengviau, o mes kartu. Mes drąsūs, mes laimingi, dvi žvaigždės šviečia, du kartus ryškiau, dvi upės, dvigubai gilesnę vagą ūžia, du.
o du per takai. Viena lėkštė bendram gyvenimui. Viena šakutė, vienas šiaudelis, šaukštelis, taip pat taurė bei kempinėlė apsišvarinti. Taip pat, kad nebūtų liūdna, ateinančių šaltos žiemos vakarais šuogerių vyno. Taip pat pradžiai visiems visada reikia tualetinio popieriaus. Jėzu, kokie protingi. Studentiškų gomšpakų visgi reikia pavalgyti. Vau! Ir rankų darbo pyrago. Vau! Studentai ploja 3 kartus. Ačiū, paplojam. Katedros Nedevičkas ir Jonai, pakelkit juos, pasipraleiskit. Žemiau pasirašiusiai logistikos ir administravimo katedros dėstytojai patvirtiname ir duodame žinių kiekvienam. Ypač tiems, kuriems tai yra reikalinga žinoti, kad pagal mokslo ir švietimo ministro lemtį, kolegijos direktoriaus dievišką tvarką ir socialinių mokslų fakulteto dekanės mokymą, taip pat norėdami tarpusavio ne tik draugiškus, bet ir darbinius ryšius sustiprinti, vedami gerų paskatų ir noro, būdami sveiko proto, nutarėme perduoti kultūrinės veiklos katedros jaunamartei bei visą jos svytai naudojimuisi nekilnojamo turto plotą. 10 000 milikalno fakulteto senbuviai iš gretimų auditorijų. Tai yra iš 207 ir 209 auditorijos. Aukit, mylėkit, priimkit mus kartu, mes priimsime jūs, aukit ir žydėkit. Ačiū. Susitaikykite su tuo, kad pokyčiai yra neišvengiami. Mes galime pasirinkti arba priimti tos pokyčius, arba jiems priešintis ir kentėti dėl jų padarymo. Pokyčiai mus daug ko išmoko ir suteikia galimybę tobulėti. Netgi jaučiamės, tarsi būtume išstumti iš mums patogaus. Mieli mūsų vaikeliai, verkėm, kriuokėm, bliuovėm, nei balso nebeliko,
nei žodžio nebeturim. Akys išvarvėjo, kraujas išsiliejo. Pažiūrėkit mūsų kardiogramą ant šito torto. Ilgai man prisiminsit, nu gal nesigailėsit. Dovanų mes jau neatnešim, bet mes jum atnešim. Dovanomis liksime mes. Mama, tėtis, krūva brolių ir sesučio. Džiaukitės, kada juos turite. Kai bus blogai, atlieksite. Atsiribos. Bet mes jum iškepėm rūstą. Būkit laimingi šiuose naujuose namuose. Dessa depois que vocês têm, espero que as pessoas surgindo. Deus, Olha só, o chão. Os pais caiu, os Parašyk man laišką. Kai šiandien tapsite? Taip, žinome, mes grįžtame už kitos kolegijos, mes išduodam savo tėvus, paliekam juos vienus. Bet šiandien jūs pasitaikė pati nerealiausia proga, tai yra vienintelė proga jūsų gyvenime. Šis pačius nuostabiausius, pačius nerealiausius mūsų vaikinus, tai Marmara.